Все. Чистите. Чисто легла. Дядя Борис, бегай! Puikus įspūdis, kai atvažiuoji tokiu oru ir pamatai tūkstančiai žmonių stovinčių ir įsirikiavusių, žodžiu, nusiteikusių, tai truputėlį kitas visiškai vaizdas, kai mes turime tą vaizdą ir diskusiją įvairiuose politiniuose formatuose ir kai tu pamatai realiai žmonės, kada ateina ir dalyvauja pratybose, tai iš tikrųjų, matosi puikus nusiteikimas, yra valia, o svarbiausia yra valia, o ginkluoti paskui bus paskui ateis. Sąjungos vadė, Gražus Pietų šalių 10-ųjų rinkti išrikiuoti, rikiuotės vadas Vaičiulis. Iki šaliai! Sirinkoje pasižiūrėti realią situaciją. Pavyko, nes darėme pirmą kartą, pradėjome nuo ryto, apvažiavome visą regioną ir čia yra 5. vieta. Tai, aišku, buvome sužavėti, kad stovi 2 batalionai nusiteikusių šaulių, kurie, jeigu reikalas bus, gins tėvynę. Tai pamatėme rimtą vaizdą, čia visų labai daug, visokių yra daug. Daug, nusiteikimas rimtas, žmonės yra labai motyvuoti. Apie jau visų veidas pasižiūrėjo, visi žino, ko čia atėjo. Tai mes tikimės, kad jeigu tėvyniai ištiks pavojus, visi šitie šauliai stovės rikiuotėje, apginkluoti nuo galvos iki kojų su amunicija ir kovosim tiek, kiek reikės. Tai va tokia ta reali situacija. Tai ačiū visiems. Dėkoju už tarnybą. Irina Slavui. Ne, vės. Mum nešalta. Reikia į šaudyklą atvažiuoti, kaip žmonės šaudo. Tai yra 9 tai 10, tai jeigu nepataikai 9 tai 10, pavažiuoja namo treniruotės. Šių pratybų tikslas yra pasitikrinti susirinkimo schemas ir pasižiūrėti šaulių aprūpinimą apranga, ekipuotę ginklais ir specialiąją įrangą. Pagrindinė susirinkimo vieta buvo Kyviškio aerodromas, tai šaulių tikrai buvo įspūdingai daug ir pamatytos galimybės nuo kinologų, nuo medicinos gydymo priemonių iki įvairių ginklų, sistemų ir panašiai. Ar pasiruošęs ginti tėvynę? Taip. Be abejo.